Sveiki, mes esame prie Keistuolių teatro, kuris įsikūręs Laisvės prospektą 60. Sunkus laikai gyvenime, sunkus laikai teatruose. Lietuvos teatrų flagmanas, kuris diktuoja madą, sako, neik į teatrą, o Keistuolių teatras eina prieš srovę. Jis sako, ateikite pas mus, mielieji žiūrovai. Apie ateinančio sezono naujienas parašėme specialų reportažą, kur jums pristatys specialūs korespondentai. Ilona. Ilona, tu eterį? Ilona. 1-2. Sveiki! Pirmasis nepriklausomas teatras Lietuvoje, Vilniaus Keistuolių teatras, šį rudenį pradėjo savo 36-ąjį sezoną. Visas teatras ūžia, spirga, dirba nuo ryto iki vakaro, ruošiasi naujai premjerai, spektakliui Jonas Kareivis. Todėl pakvieskime čia arčiau ir pakalbinkime spektaklio sumanytoją, spektaklio kūrėją, režisierių Aidą Giniotį. Tai legendinis Keistuolių teatro spektaklis Jonas Kareivis, kuris buvo pastatytas dar 1993 metais, lygiai prieš 20 metų. Tiek metų jau praėjo. Taip. Ir darbai vyksta intensyviai. Beje, mes suradome iš tikrųjų vieną aktorių, kuris vaidino dar tame spektaklyje, kuris gali su jauna karta pasidalinti savo patirtim, panardinti aktorius į etnografijos ir tautosakos gelmes. Tai iš tikrųjų yra didelė laimė mūsų teatrui. O tas aktorius labai senas? Ar dar jis galės vaidinti šitame spektaklyje? Nesgi spektaklis statomas ne vienam sezonui. Matot, aktorių kaip ir moterų nederėtų klausti, kiek jau jiems metų, bet spręskite patys. Tai kaip suprantu, čia mes matome tą legendinį aktorių, kuris jau dabar ruošia jau jaunąją kartą spektaklio žinias perduodamas, pasakodamas. Paklausykime. O kefyras tais laikais būdavo su žaliu dangteliu. Na, aišku, daug čia neišgirsime, daug nesužinosime. Intensyvus darbas, tikrai pasiruošti premjerai, tad aš perduodu žodį specialiajam korespondentui Jurgiui. Jurgi. Ačiū Ilona, mėly žiūrovai. Nieko nėra amžino. Spektakliai kaip ir žmonės. Vieni spektakliai ateina, kiti išeina. Į paskutinėje kelionę atėjome palydėti ir spektaklio pati labiausia pasaka. Auksinį scenos kryžių nuskynęs spektaklis atkeliavo ant savo amžinybės liepto pabaigos. Dabar turime unikalią galimybę stebėti, kaip spektaklio kūrybinė komanda atlieka atsisveikinimo ritualą. Kaip išmesti iš galvos tekstą, kaip su juo atsisveikinti, kaip gyventi, kai vaidinai tiek metų. Klausiu, kaip atsisveikinti su tekstu ir jį palydėti amžinybės kelionėn Eimantą Bareikį, vieną iš kūrybinės komandos narių, idėjos sumanytojų. Eimantai. Aš niekaip negaliu išmušti to teksto, aš jį bandau sutarkuoti, sutrinti. Niekaip. Perduodu žodį specialiam korespondentui Daliui. Daliau, aš negaliu pagėti. Daliau. Ačiū, Jurgi. O dabar mes nuo liūdnesnės temos pereikim į daug linksmesnę. Ir norėtumėm pakalbėti dabar apie būsimą Keistuolių teatro premjerą, spektaklį pavadinimu Turkios spalvos monstras. Ir dabar norėčiau pakalbinti šio spektaklio esamą režisierių, būsimo spektaklio Aidą Giniotį. Aidai Ginioti.
Atsiprašau, mes dabar repetuojam, turim labai daug problemų, gal kitas iki priekit. Taip, žinoma, bet vis dėlto praskleiskite tą teatrinės paslapties šydą ir truputėlį papasakokite apie šitą spektaklį. Turkios spalvos monstras, jis bus linksmas, liūdnas spektaklis, skirtas vaikams ar subalansuotas suaugusiems. Gal tu pasiruoš kitą kartą interviu, pasiskaityk internete, Wikipedijoje kažkur yra šaltinių. Aš jau 5 spektaklius pagal Karlo Gocio pjeses pastačiau. Komedija dėl stiliui. Ir dabar spektaklis Turkio spalvos monstras. Mes ieškom Turkio spalvos. Kas neaišku? Režisierių. Monstras, stovėk vietoje. Taigi, kągi. Mes, regis, dar šitą spektaklį pamatysime nelabai greitai, bet mes su nekantrumu jo lauksim ir kai tik jis pasirodys, mes jį ir pažiūrėsim. O dabar žodį perduodu Matui. Matai, žodis tau. Kas čia režisierius iš vis? Jūs nemakaluokite paletę. Kiek aš kartų galiu jums sakyti, kad aš nematas, o Lukas. Ačiū, Dariau. Taigi, šiandieną pristatysime 6 jūsų pamėgtas praeito sezono premjeras. Drama suaugusiems. Mama. Alio. Mam. Labanakt, mama. Mama. Spektaklis Muzika 2. Pagal Marguerite Duras pjesę Muzika 2. Spektaklis čia ir dabar. Poetizuotai tikroviškas. Tikroviškas poetiškai. Humaniškas iš tikrųjų. Spektaklis vaikams. Scenografė Ramunė Skrebūnaitė. Detektyvo D. Lapino byla. Kai aš buvau Prometėjas. Spektaklis suaugusiam jaunimui. Ir Šekspyro raštai sutrumpintai. Šitą mačiau. Labai juokingas spektaklis. O dabar perduodu žodį savo kolegai, korespondentui Dariui. Dariau, žodis tau. Taip, tau. Taip, jau perduodu žodį. Taip. Sakau, ačiū. Gerbėmieji žiūrovai, galbūt jums pasirodys keista, bet Keistuolių teatro aktoriai taipogi žmonės. Taip, jie sensta, pas juos atsiranda kitokie interesai. Ir tada atsiranda toks dalykas kaip įvedimas į spektaklį. Didžiausia perturbacija šiais metais, šį sezoną turės spektaklis Pagalvinis. Jis turės naują pagalvinį. Ignai, ar jūs mus girdit? Duokit ženklą. Taip, Lukas kyla karjeros laiptais. Jis gavo vaidmenį su tekstu, kurį dabar inirtingai kartojasi. Tai pirmas kartas jo gyvenime. Matas, jo lūpos surakintos, sudžiūvę, išdžiūvę, nes jis ruošiasi įvedimui į riešutų duoną. Tai labai rimtas spektaklis. Na ir štai matome, kaip sakoma, scenos liūtą. Jūs suprantat, ką aš turiu? Wow, omeny. Galima sakyti, scenos vilką. Visą Dalių, Skamaraką Dalių, kuris šį sezoną turės kelis įvedimus ir vienas bus į spektaklį Hop. Daliau, o jūs nekilo tokia mintis, o kodėl būtent aš, kodėl būtent tai yra jūs? Ką? Jūs girdėt kūrybos gaidelė jo balse. Jūs išvydot atradimo džiaugsmą jo akise. Puiku, nuostabu. Taigi, Daliau, hop, į hop. Puiku, jis įnėrė į pasisekimo debesį. Tikėkime, kad jis ten ir pasiliks. Taigi, baigiu savo reportažą, perduodu žodį specialiajam korespondentui Aidui. Aidai, prašom, sakau. Prašom. Ačiū, o jūs prašom. Tai tiek žinių apie Keistuolių teatro sezono naujienas. Dabar važiuojam prie 3 mūzų reportažą, taip? Gerai.